Esu Vilniaus universiteto taikomųjų mokslų tyrimo instituto puslaidininkių optoelektronikos skyriaus vedėjas. Turiu gerų jaunų tyrėjų komandą, tas yra svarbiausiai. Ir sėkmingai žiūriu kartu su jaunimu į ateitį. Kai gavom naujus prietaisus, naujus reaktorius iš ES lėšų įsigijome, mums kilo tikras poreikis gauti daugiau žinių, kaip valdyti tą technologinį procesą, kaip pereiti, kaip įvaldyti tą visą ciklą. Vat būtent tas ir diktavo mano tokia kelionė į Ameriką, kad aš ten galėjau susipažinti su tom technologijom ir svarbiausiai suvokti problemas, kurias jie turi šitam procese. Labai džiaugiuosi, pirmiausiai personaliai, kadangi aš esu jau, kaip matot, nebe jaunas, bet dar dvasinių jėgų yra. BAFas, Baltijos Amerikos fondas, gal reiktų sakyti, remia būtent ir pagyvenusių, reiškia, senior scientist, reiškia, vyresnių mokslininkų, kurie turi patirtį ir turi tokią įžvalgą į priekį. Labai geras Amerikos kolektyvas, kuris yra anoj pusėj, kurie tikrai padeda tyrėjams, nuvykusiems vieną pusę, reiškia, kuo daugiau pamatyti. Aš esu Dovilė Šukytė, neseniai baigiau magistro studijas Vilniaus universitete, kur ir esame. Ir netrukus po studijų baigimo išvykau į Ameriką, kur Baltijos Amerikos laisvės fondo dėka tiesiog gavau stažuotę ir stažavausi metus Vašingtone. Tiesiog, kai tu gauni galimybę pagyventi kitoje šalyje, pažinti kitą kultūrą, pasisemti tam tikrų tiesiog gyvenimo subtilybių ir po to parsiveži namo, tai yra neįkainojama. Įgijau labai daug naujų žinių susijusių su mano specialybė, būtent politikos mokslais, tarptautiniais santykiais, diplomatija, kurios labai tikiuosi pritaikyti Lietuvoje, galbūt dirbant iš viename iš tyrimo centrų ar valstybinių institucijų. Aš Karolis Tamošiūnas, esu iš Vilniaus universiteto. Buvau pagal Baltijos Amerikos laisvės fondo programą Vanderbilto universitete, Nešvilyje. Aš ten dariau aukštų energijų fiziką su sunkiais branduoliais prie CMS eksperimentų, kuris yra CERN Ženevoje. Lietuva jau senai norėtų bendradarbiauti su tokia aukščiausio lygio tyrimų centru kaip CERNas. Ir buvo vystoma bendradarbiavimas, bet realiai vis tiek Lietuvos specialistų ir iki šiol yra labai mažai. Ir šita patirtis buvo labai svarbi man ir mes užmezgėm konkrečius ryšius su CERN grupe sunkių jonų ir darom bendrus tyrimus, kurie, aš manau, pasitarnaus labai Lietuvai įprasminant tolesnį bendradarbiavimą ir gal kada nors Lietuva taps CERN nare kaip ir dauguma ES šalių.